Tik Irena. organizatorius gali. Va, jau veikia, nežinau, ar čia mano paspaudė, ar čia jūs, bet veikia jau. Aha, Veikia. rodo, kad rašo. O man nerodo. Na, nesvarbu. Gerai, svarbiausia, kad rašo. Viskas, pradedam tada mūsų susitikimą. Labas vakaras visiems. Mano vardas Rasuolė. Dirbu aš su 2 kompanijom, tačiau ne nuo šito noriu pradėti, o tiesiog nuo va tokio skrino, ką jūs dabar matot. Matot sumą $403 796. Aš manau, kad greičiausiai kiekvienas norėtų tokią sumą gauti. Šitas skrinas šiandien buvo su mum pasidalintas. Parodysiu dabar sekantį skriną. Tiesiog, kad sukelt tokį wow efektą. Kai aš įjungsiu kitą skriną, jūs man pasakysit, ar matosi gerai? Taip, sakykit, ar matosi? Matosi. Tvarkoj. Dabar aš jį perskaitysiu. Gerbiamas Cryptex nary, sveikiname, informuojame, kad jūsų Cryptex DeFi 36 sutartis DeFi.me pasibaigė. Paskola atšaukiama ir su tuo susijęs kredito įsipareigojimų neįvykdymo draudimas nutraukiamas. Visa suma, atėmus visas paskolas, mokesčius ir palūkanas, netrukus bus jūsų piniginėje. Saugumo sumetimais rekomenduojama pervesti visą sumą į asmeninę piniginę, naudojant išgryninimo funkciją. Cryptex neatsako už mokesčius ir papildomus mokesčius jūsų šalyje. Ar turite klausimų? Ir žodžiu susisiekite su Cryptex komanda. Va ta suma, kurią aš iš pat pradžių ir parodžiau, tai ir buvo būtent po šito laiško gauta į Cryptex nario dalyvio piniginę. Kas yra Cryptex? Aš įjungsiu pagrindinę skaidrę, paskui dar perjunginėsiu keletą. Daug jų nereikia, nes iš tikrųjų apie Cryptex praktiškai nėra ko ir šnekėti, tai yra labai paprasta. Bet manau, kad skaičiai iš tikrųjų nustebina visus. Taigi, kas yra Cryptex? Cryptex yra bendruomenė, yra uždaras klubas žmonių, kurie sukūrė sistemą ir dabar gali šitoj sistemoje jungtis, tik tais rekomenduoti žmonės. Kažkada tai seniai, 2016 metais gruodžio mėnesį, susibūrė grupė žmonių, 100 žmonių grupė, kur dalyvavo bankininkai, draudimo kompanijų savininkai ir biržų savininkai, investuotojai, kas dirba su kriptovaliutom, žodžiu žmonės, kurie turi pinigų. Sugalvojo jie sukurti schemą ir viskas prasidėjo 2017 metais ir į pasaulį buvo išleista šita visa schema. Taigi, kas čia yra ir kaip mes galim gauti tokias sumas, kurias matėm. Aš pabrėšiu, kai aš kalbėsiu, ten, kur yra labai svarbu, aš pasakysiu, atkreipti dėmesį, klausykite įdėmiai, nes labai dažnai paskui žmonės paima, susimaišo, susimakaluoja dėl to, kad jie nėra įpratę prie tokių dalykų, ką mums duoda Cryptex. Mes ateiname į bendruomenę pagal rekomendaciją. Laukit. Atsiprašau, dar jungiasi pas mus žmogus. Ateinam į bendruomenę pagal rekomendaciją ir kontraktą. Kontraktas kainuoja $100. Cryptex yra decentralizuotoj sistemoje, viskas sukurta ta schema ir kai mes perkam kontraktą, kai mes darom registraciją, mes esam dalyvis. Ne Rasuolė, ne Birutė, ne Daiva, bet dalyvis. Iš mūsų reikalauja tik tais elektroninio pašto, kuris būtų visada veikiantis ir pasibaigus kontraktui, ir slaptažodis. Mums yra atidaroma
kabinetas, piniginė ir va ten mes perkam kontraktą. Kas toliau vyksta? Nuperkamas kontraktas su banku ir kartu su draudimo kompanija. Tai yra dalyvio vardu, bankas duoda paskolą, kreditą, sumą pinigų, kuri iš karto automatiškai yra pastatoma ant steikingo. Ta suma pinigų draudimo kompanija apdraudžia ir kiekvienas kontraktas yra apdraudžiamas $108 000. Kadangi žmogus, visiškai žmogiškas faktorius atmetamas, čia žmogus nedalyvauja, todėl kad Cryptex yra decentralizuotoj sistemoje, viskas eina automatu. Kontraktas paleidžiamas, ant steikingo pastatoma ta suma ir jau viskas, žmogus negali įsikišti ir vis tiek, kai praeis tas laikas, pasibaigs kontraktas ir tada bus išmokamos sumos. Žinoma, dabar aš manau, kad labai įdomu yra sužinoti, kokios tos sumos, kokiam laikotarpiui. Šiuo metu labai gaila, mes sužinojom apie tai jau per vėlai ir nebėra 2 metų kontraktų. Šiuo metu yra 3 metų kontraktai, 5 ir 7 metų. Dabar kaip tik yra daroma atnaujinimai visos sistemos ir mes manom, kad po atnaujinimų mes jau turėsim ir 10 metų kontraktus. Tai jeigu žmogus pasirenka 3 metų kontraktą, ant steikingo yra pastatoma $30 240. Steikinama yra kriptovaliutos. Kokios kriptovaliutos mums visiškai neįdomu, ten jau daro žmonės, kurie išmano tą dalyką. Mes tiesiog nusipirkom kontraktą ir laukiam, kol pasibaigs kontrakto laikas. Pasibaigus 3 metų kontraktui, žmogus gauna apytiksliai, sakau apytiksliai, todėl kad yra plaukiojantis procentas nuo 0,1 iki 0,2. Tai apytiksliai gaunama $32–35 000. Jeigu žmogus perka 5 metų kontraktą, tuomet ant steikingo yra pastatoma $43 200. Pasibaigus šitam laikotarpiu 5 metam, žmogus gauna apie 120–130 tūkstančių iki 470 tūkstančių. Kai pasibaigia kontraktas, vat ką aš skaičiau išverstą laiškas, kur buvo atsiųstas, pasibaigia kontraktas, nusitraukia draudimo polisas, nusitraukia paskola, ta vadinama kreditas, bankas atsiskaičiuoja savo procentą, draudimas pasiima savo įmokas, beje, jis ir šiaip kiekvieną mėnesį pasiima įmokas, gan geras įmokas. Na ir žmogui lieka tos sumos. 7 metų laikotarpis dar nėra pasibaigęs. Pirmom sutartim 7 metų laikotarpį dar yra likę apie pusmetis ir mes iš tikrųjų nebežinom, kiek gaus žmonės, bet maždaug yra paskaičiuota, kad apie 880 tūkstančių. Dabar, žinoma, kyla klausimas visiems, iš kur tokios pinigų sumos yra duodama žmogui. Juo labiau, kad jisai pats neinvestuoja. Kaip ir sakiau, visai šitai sistemai yra reikalingi žmonės. Be žmonių, bankas duoda paskolą dalyviui. Ne vardas pavardė, bet dalyvis, žmogus. Jeigu pats bankas investuoja į kriptovaliutas, yra kitokie reikalavimai, jiems reikalinga labai didelė atsarga pinigų, kad jie turėtų padėta atskiroj sąskaitoj. Ir iš tikrųjų yra daug paprasčiau va šitaip paimti ir jiem skolinti pinigus dalyviui, negu kad, pavyzdžiui, patiem investuoti į kriptą. Žinoma, šitoj vietoje išlošia visi. Pinigai tokie susidaro nuo to, kad kiekvieną dieną yra daromas reinvestas. Įsivaizduojam, jeigu 43 200 yra pastatoma ant steikingo, tai yra didelė pinigų suma,
Ir pirmą dieną jau ateina truputėlį daugiau negu $40. Visą tai mes matom kabinete, tik tais tiesiog mes negalim pasinaudoti tais pinigais. Nes pavyzdžiui, 40 su biškiu tų dolerių atėję pirmą dieną, sakykime, jie iš karto yra reinvestuojami ir vėl statomi ant steikingo. Faktas, kad sekančią dieną jau truputėlį daugiau mums bus uždirbta pinigų ir dar sekančią dieną vėl statoma ant steikingo. Supratot, schema visą laiką vyksta reinvestas kiekvieną mielą dieną. Vat ir gaunasi gale kontraktų, pasibaigus kontraktų laikotarpiui tokios sumos. Ką dar galima pasakyti šitoj vietoj, kad dėja, bet negalima turėti begalės kontraktų, negalima čia labai daug, vieni sako investuota, sakau, čia nėra investavimo. Bet vis tiek, jeigu sakykim, kad ir 1000 žmogus paima, už 1000 nusiperka kontraktų, tai yra šiokia tokia suma. Čia galima nusipirkti, parašyta, matot, 20 kontraktų maksimaliai, bet yra senas, truputėlį jau pasenęs šitas skrinas ir informacija, nes šiuo metu galima nusipirkti 50 kontraktų, bet ne daugiau. Vienam asmeniui su vienu elektroniniu paštu. Griežtai sistemoje yra draudžiama save po savim registruoti, žinot, kaip būna. Nes kodėl? Jeigu šiandien dienai pas mus nereikalauja jokio keys praeiti identifikavimo asmens, nereikia jokių dokumentų pristatyti, tai aišku, nežinom, kas bus po 3, po 5, va dabar šiuo metu, po 3, po 5, po 7 metų. Niekas nėra, mes negalim užtikrinti ir niekas nėra uždraustas. Neįsivaizduojam, kas gali, pavyzdžiui, šauti galvą kažkokių tai instancijų žmonėm ir kažką tai susigalvoti. Ir šitoj vietoje sistema negali prasilenkti su įstatymais, nes kitu atveju juos tiesiog paims uždarys. Tai vadinasi, dabar paskaičiuojam nuo 2016 metų, kiek jau čia veikia 7 metai bus, kai šita sistema jau pradėjo veikti, buvo sukurta. Jeigu jie prasilenktų su įstatymais, per šitą laiką jau būtų jau uždaryti. Bet sėkmingai gyvuoja ir žmonės jungiasi, žmonės gauna išmokas. Jeigu paklausit, ar kas iš mūsų gavo, ne, mes dar negavom, nes mes prisijungėm tik tais prieš 5 mėnesius, prieš 4 mėnesius kiti. Taip, ką dar paimti ir pasakyti tokio labai, kas čia yra svarbaus. Yra referalinė sistema. Gal aš perjungsiu skaidrę? Kol aš renku skriną, šiuo metu yra šitoj bendruomeniai prisijungia truputėlį daugiau negu 330 000 narių. Taip, sakykit, ar matosi? Matosi. Matosi, ačiū. Du yra bonusai. Yra partnerių premija, momentiniai komisiniai, ar 3, ar 5, ar 7 metam mūsų pakviestasis žmogus pasirašė kontraktą, visiškai nesvarbu, visiems laikotarpiam yra vienodi procentai duodami pagal gylį. Pirma linija 30%, antra, trečia, ketvirta po 5%, 5, 6 po 4, 7, 8 ir 9 po 3, ir 10 po 3. Nes dabar, kodėl aš, pavyzdžiui, biškį, sakykime, taip suklydau, mes kai pradėjom, buvo dar vienas per viduriuką toks, 5 buvo visai kitas procentas mokamas, dabar tiesiog ne per seniausiai paėmė ir sulygino jį visiems kontraktam. Labai gerai kompanija iš tikrųjų moka už tai, kad mes kviečiam į bendruomenę narius, tačiau man, pavyzdžiui, pačiai labiau patinka, žiūrėkit, iš kairės pusės komisiniai iš pelno pasidalijimo. Ką tai reiškia? Mes dabar žiūrim pirmą liniją. 8%.
Bet viso yra net 12 gylių, matot, išdėstyta viskas. Ir ką tai reiškia va šitas pelno pasidalėjimas. Sakykime, pas mus Birutė turi 3 metų kontraktą. Ir jinai mano yra pirmos linijos žmogus. Kaip, pamenat, kaip ir sakiau, maždaug apie 32-35 tūkstančius gaus Birutė pasibaigus 3 metam tam laikotarpiui, pas ją įkris į piniginę pinigai, kur norės jinai ten juos ir pasidės. Bet aš nuo jos tos sumos gausiu 8 procentus. Esu skaičiavusi kažkur apie 2400. Nu, galit patys pasiskaičiuoti, nes, žinot, kadangi svyruojanti ta suma, ar paimsim 30 tūkstančių, ar 35 bus skirtingai. Birutė turi ir 5 metų kontraktą. Kai pasibaigs 5 metų laikotarpis, gaus jinai savo pinigus apie 450 tūkstančių, bet nuo tos sumos gausiu ir aš 8 procentus. Ir va čia, va, jeigu pasižiūrėsit ir suprasit, ką reiškia kurti komandas, tai aš manau tikrai, kad visi pasinaudosit šitą galimybę, nes dabar padirbėjus, jeigu pradedam nuo šiandien, mes anksčiau pradedam nuo šiandien ir mes kuriam komandą, po 3 metų pas mus ateina pasyvas. Kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną gali ateiti, priklauso, pavyzdžiui, kokia mūsų yra komanda. Taip, aš daugiau dabar nebekalbu, todėl, kad laikas yra ribotas. Nemanau, ar dar kažką tai reikia čia tokio pasakyti. Geriau klausimai. Įsijunkit mikrofonus ir klauskit. Pas nieką nėra klausimų, viskas labai aišku. Kol žiūrėkit galvosit klausimus, aš pakartosiu, ką man šiandien paėmė. Pas mane paklausė. Iš Safyro mūsų vienas vyriškis, kuris dar buvo negirdėjęs, aš jam įmečiau mano video, šiandien sukurtą tą trumpą. Ir jisai sako, kokie bankai, kokios draudimo kompanijos, kas juos valdo ir taip toliau. Nežinom. Nes iš mūsų nereikalauja, tiesiog yra sukurta sistema ir jie nesiskelbia. Visą informaciją galima paimti pasiskaityti tiek išoriniam Cryptex tinklalapyje, tiek užsiregistravus, įėjus į kabinetą, yra klausimai, atsakymai ir ten viskas yra. Kodėl, pavyzdžiui, nesiskelbia, aš dabar galiu paimti ir pasakyti, ką Hansas, mūsų sponsorius, kalbėjo, nes jisai ten susisiekė su tais lyderiais ir jį lyderiai pakvietė, mes iš jo sužinom apie tai. Beje, jisai jau labai seniai šitą dalyką žinojo, prieš 4 daugiau metų. Tiesiog nenori viešintis bankai, nenori viešintis draudimo kompanijos, kad jo šitaip užsidirba pinigus. Pats pirmas variantas Cryptex, kai tik tais buvo sukurta 2016 metais ir 2017 metais, jie pradėjo visą šitą sistemą ir ten pradėjo įsivažiuoti, žmonės pradėjo jungtis, nes Australijoje 80% yra visos bendruomenės narių, daugiausia Australijoje, o čia pas mus tai iš tikrųjų labai mažai, tik pradeda ateiti šitą sistemą. Tai vat pirmasis variantas sulaukė per didelio dėmesio ir jie uždarė pirmąjį variantą. Mes to pirmojo varianto net nežinom ir nematom, kaip ten yra dalijami pinigai. Tikrai žinau, kad buvo visai tokie kontraktai, buvo ir laikotarpis kitas, ir sumos kitos paimamos iš bankų ir pastatomos ant steikingo. Mūsų šita atnaujinta versija prasidėjo 2019 metais. Tai vat tiek. Gerai. Rodos atsakiau į tą klausimą, kai pasakė, kokie bankai, kokia draudimo kompanija. Gal iš tikrųjų reikėtų kitaip klausimus iš viso pateikti savo
ir pabandyti atsakyti savo. 100 eurų dolerių atsiprašau, $100 kainuoja kontraktas. Ir tokia vat galimybė, nėra nei vieno blogo atsiliepimo apie Cryptex, išskyrus, žiūrėjau aš ten tokius, senus visai, iš tikrųjų specialiai sukurti atsiliepimai kai kuriuose tinklalapiuose, kurie sukūrėmi tam, kad jie trafiką pasiektų, kad žmonių skaitytojų ateitų ir juos keltų į viršų. Kur pabėgo mano mintis. Ką sakiau, įsijunkit mikrofoną, kas nors priminkit. Jau atsiminiau. Kelti savo klausimą geriau. Vat 100 eurų. Ir vėl eurų sakau, nes mes kai keičiam, tai daugiausia 1:1, biški daugiau, biški mažiau gaunasi. Priklauso kokį komisinį ir per kur vedam pinigus. $100 kontraktas. Ką aš paimsiu, prarasiu, jeigu, pavyzdžiui, pasirašysiu ten vieną tą kontraktą arba 2 nusipirksiu kontraktus. Ką aš prarasiu? Čia šiais laikais $100 tikrai ne pinigai, kelis kartus į parduotuvę, vieną kartą į restoraną ir viskas. Bet ką aš prarasiu, kai praeis 3 metai ir kolegos pasakys, kad mes gaunam išmokas. Mūsų sponsorius, kuris pirmas atėjo, irgi gauna išmokas. Kaip aš jausiuosi? Tiesiog va šitaip mes keliam savo klausimus ir galvojam. Nežinau, daugiau tikrai neturiu ką paimti ir pasakyti, man atrodo viskas taip ir aišku. Man aišku, o kam neaišku, junkitės mikrofonus ir klauskite. Yra Aušra pas mus, tikrai naujokė, nebent Irena pasakojo. Vilma. Bet gal turi klausimų? Aš matau, niekas nesijungia mikrofonų. Visiems viskas aišku. Į klausimą, kaip mes... Aš galiu paklausti. Taip. Ką Rasuolė darot su tais, kurie ten nemoka tų pinigų įkelti, nes aš dirbti tikrai neturiu laiko su kiekvienu, ar yra kažkokia pas jums informacija, kaip jūs padedate įkelti pinigų žmonėms? Kaip mes padedam? Yra pas mus vidiniai, už tai, kad čia yra birža, tai kaip kiekvienoje biržoje galima pervesti pinigus. Na taip ir padedam. Patys stengiamės įvesti pinigus į savo kabinetus arba į žmogaus kabinetus, vieno arba ten kito į kabinetus ir tada tiesiog viskas nusiperka. O kokiu santykiu parduodat tuos dolerius? 1:1. Kas moka įsivesti per biržas, o pavyzdžiui, Irena, man yra Bybit ta birža ir Vaise internetinis bankas, aš bandžiau vestis, bet kadangi aš Anglijoje gyvenu, tai nedirba šitą biržą su Anglija. O Binance? Binance su Lietuva dirba. Taip. O prie ko čia Lietuva? Prie ko Lietuva? O todėl, kad pavyzdžiui su Anglija greičiausiai irgi nebedirba. Nes skaičiau neseniai straipsnį, kad kažkuriam tai laikotarpiui Anglija yra atjungta. Va šiandien sėsiu ir tikrinsiu, nes pas mane yra pinigai žmonių. Jūs taip darot, įsikeliat patys savo ir paskui, jeigu kas perka, tiesiog susikeičiat. Visokius variantus, Aušra. Ir taip darom, ir tiesiog žmonių pinigus, vis tiek čia reikia dirbti, pasitikėjimas yra. Būna žmonės atsiunčia pinigus į sąskaitas ir mes paimam įkeliam. Yra Change, pavyzdžiui, programėlė labai gera iš tikrųjų, bet mane jinai užblokavo. Rasuolė, o jūs nebandėt
į Vaizę persivesti ir į Bybit per Vaizę kortelę? Į Vaizę persivedžiau, viskas be problemų, bet į Bybit neleidžia. Į Bybit Nes man meta, bendradarbiauja, Bybit man dirba su Vaize ir ten yra per Bybit biržą net nurodytas mokėjimo būdas Vaizė, tai neturėtų būti jokių problemų, kažkas ne taip, reikia kartu mums žiūrėk, pasižiūrėti. jo, šito nemačiau, bet bus didelis prašymas, kad tu manim prisijungtum ir man parodytum. Man tiesiog metė, man iš karto tiesiog metė, kad jūsų IP adresas yra UK ir atsiprašom, mes nedirbam. Nu, tokiu atveju rasim sprendimą mes abi. Gerai, ačiū labai. O tai dabar ta pinigų įkėlimo nuoroda perkant tą bitkoiną, ta pati visą laiką ar ją kiekvieną kartą kitą reikia sugeneruoti? Visą laiką skiriasi, todėl kad čia yra decentralizuota, netgi pavyzdžiui taip yra. Sakykime, yra depozitas, mes įeinam, pasiimam piniginę bitkoiną arba bitkoino kešą priima ir nešam kažkur tai į kažkokią tai biržą arba ten keityklą, ne, ir siunčiam bitkoiną. Bet yra rekomenduojama, kad tą adresą, pavyzdžiui, bitkoino arba bitkoino keš, maksimaliai per 5 minutės panaudot. Maksimaliai, kad nebūtų strigimų, nes tiesiog mes, jeigu dabar ten įsijungiam ir imam depozit bitkoiną ir piniginę ir dabar išeisim kažkur tai savo kabinete, mes Cryptexo pavaikščiosim ir einam vėl atgal depozit, ne, ir vėl spaudžiam Cryptex, viskas numetai jau kitą piniginę sugeneruota. Supratau. Štai, kad šokinėja ta kriptovaliutos, supratau. Gerai. Aš nežinau, kaip pavyzdžiui kitose biržose, bet žinau, kad pavyzdžiui kai kuriuose decentralizuotose būna tik tais viena ir ta pati piniginė. Tai va, šiaip tai labai viskas paprasta ir labai greitai ateina. Įdomu, kodėl, pavyzdžiui, pas mane niekas neklausia, o kur mes dėsim tokias pinigų sumas. O jetau, kad tik tai būtų. Bet įsivest kažkur tai reikia. Tai vėl atgal į biržą? Biržos visos yra, atsideda antras įdomumas. Irena yra Safyre, Aušra nežinau, ar yra Safyre. Dabar Zenikas baigė sutvarkyti Nomo app, kur yra ir valetas, ir piniginė, ir messengeris, viskas yra decentralizuotoj sistemai. Mes taip laukiam, kad jie greičiau paimtų ir pajungtų, nes ten be jokių patikrinimų, be jokių draudimų, niekas neįlys, kadangi decentralizuota, viskas yra užkoduota. Iš išorės niekas neįlys, taip pat žmogus gali įlysti. Jeigu kas bandys ten laužtis, jie matys tik tais hieroglifus, kurių neiššifruos. Nes taip tiesiog yra decentralizuota sistemoje sukurta. Ir mes laukiam Nomo app, ir aišku, kas turės labai daug pinigų, galės įsivesti į Zenik šaltąją piniginę. Arba kripta, arba pinigais. Kažkas rašo, po 3 metų vėl daug pokyčių bus čia, žinot. Pokyčių bus be abejo, bet mes esam Safyre, esam Zenike ir žinom, kad ta sistema yra kuriama ne metam, ne 2. Tai jinai yra kuriama 10-mečiam. Mūsų vaikam ir anūkam. Taip, ačiū Rasuolė už Zoom. Palaukit, ačiū Rasuolė už Zoomą, buvo labai įdomu. Ačiū visom moterim, gero vakaro, aš atsijungiu, nes einu dirbti. Ate. Sėkmės, Elena. Iki. Taip, žiūrėkit, jeigu nėra daugiau klausimų, tai aš manau, Gediminas pas mus tik prisijungia. Taip, Gediminas pas mus tik prisijungia, o mes jau tuoj baigsim. Bet Gediminai mes darom įrašą. Irena pasidalins įrašų su mum. Jeigu pavyks. Gerai. Gediminai, jūs žinote apie Cryptex.
Gal pas patį yra kažkokių tai klausimų. Tiesiog mes dar turim laiko, tai klauskit ir aš su mielu noru atsakysiu.